Labas rytas, sveiki sugrįžę į mūsų YouTube kanalą ir į mūsų projektą. Dar ne saulė normaliai nepakėla, o mes jau burzginam. Reikia nusiplėšti lentas kelis čia, kelis lentas čia. O kodėl? Tai jau aš jums parodysiu kodėl. Tai kas jau matėt anksčiau, turėjom susimontavę murlotus, pasidarė su tokiom seinelėm. Sudėjai 15 dar balkius, ką paaukštinti biškis einas į viršų ir išteisti visą namą. Ir pradėjom skaičiautis į strižainį. Žodžiu, gaunasi šitaip. Čia viskas beveik būtų kaip ir gražu. Čia turėjom gegnį pasižymėjai pirmoj. Tai, sakykime, jeigu seiną rinksiam karkasau ir statysiam stogą, tai vat pamatą čia paliktų matyti, jis čiut mažiau negu kaip palongis to. Tai da biškį lauk pralystom vos. Kažkur apie tai pamats išlystų už mūsų karkasą šitiek. O anoj pusėj atsisto lygia liksų pamatą lauk mūsų karkasus. Tada mes čia turėjom įdėlę viskon lygiai, statį kampą, gražiai susirinkti, sakykėm, karkasus. Tem biškį gal atpjautumėm tom pamatą, nudaužytumėm, numuštumėm su perforatoriu. Bet, žodžiu, turėjom tokį didelį problemą su šita pusė. Net nežinau, ar verkti, ar juoktis, ar kon daryti. Čia pamatas apačioj, lygiai lyg su talentu tem baigas, kur jums pamatą uždėt. Ir gulščiuk stau čia ties tau brūkšnį. Tada pasimatavus atstomą iš ten iki čia. Ir identišką atsidėjus atstomą kito pusė nuo murlot, mūsų eina išlendi lauką. Va čia paleiton 50 brusiuką. Tai net nežinau, kon daryti. Aš jums galiu parodyti, kur baigas pamats. Pamats baigas čia, o seina ir čia. Čia yra kokį 40 cm trūksta vieno namo kampo. Ir jūs man paaiškinkit, kaip tas laikas statytus namus. Kad veina posika ir gera, ateini iki kitą galą, čia turbūt prigėri statį, kad teik nupjauti namą kampą sunešti vėdą. Aš netur paaiškinėm iš tikrųjų, kaip taip gal būti. Aš suprantu, nebuvo rulečių, nebuvo metrų, bet čia belekokį špagatą, kitkinį šniūrą reikėjo pasiimti nuo kampo iki kampo ir nuo kampo iki kampo prasitimti ir jau būtum supratęs, kad turi nesąmonę. O dabar yra kapir, nežinau, naują stogą, norėtus padaryti teisę, kad būtų lygis gražis einas, kad būtų vienodi pakalimą, o ką reik padaryti, nikap. Tai aš galvoju, teks daryti viskon kreivą. Naują stogą darysime kreivai. Danga bus teisė, o pakalimų skirtumą bus milžiniški bus skirtumą, nežinau. Šiaip dar turiu idėjų tokių, kad jeigu minimalizauti tus visus skirtumus vakar vis naktį nemėgojau, galvojau, ką reik čia visko neštumpyti ir sutumpyti, tai galvoju, netgi tos posės nedaryti. Įstrižainė, čia paleiktam gegnį, kur stau, lygia pagal lauką. Čia šitą pusę bandyti išnešinėti į lauką iki to brūkšniaus. Čia turvat pamatą šoną pasižymės, tai išnešinėti iki to brūkšniaus. Jau išlušam 10 cm. Tai tem beveik sužaisti nepilna 30 cm. Nebe 40, jau turiu 30. Aišku, pakalims ten bus siauresnis, to pusė išės platesnis pakalims, bet čia problema nesibaig. Čia reiks išsikeišti murlotus į lauką bijos pusės. Čia turės dar toks stogėlis, nes čia dasistatys verandą, ten paliks terasą žodžiu ir taip toliau. Tai jeigu čia kokį 50 pakalims, čia skirtoms 40, tai čia gaunas muniai 90 pakalims.
jeigu dar leidus stogėlį ten į apačią, tai ten negausias pakalims virš metrą. Žodžiu, logikas, jokios pakolkas galvo, tik spėlionis, ką padaryti. Vat bandom atsilopti lentas iki seinas, žiūrėsim, kiek maksimaliai mes čia galėm sustumti ton visą į vidų, ko varčiau seinas padaryti. Ir matysim, nežinau, jeigu reiks pjauti čia pamatą tarkauti, ten tegul pralend jau pamat, kad į 10 cm nors, kažkap reikia, žodžiu, išvinguriauti, išlavirauti tarp tokių kreivumų. Sakyčiau, galėjom tus murlots biešk susokti į tom posį, vis kokių, nežinau, bet kiek tu čia pasoktis, kokius 5 cm maksimaliai galėjom gal pasokti, va čia. Vos dar galėjom sokti lauku, bet čia tas nebegelbė. Tokia atstuma išnešti murlot, ten tuo galą. Čia visą į kitų balkių pabaigos, vėl kosmus. Tada čia viskas kreiva jau paleik susisokti. Taip, palei gaunas nebevienoda pagal šitą pamatą. O dabar čia mes turėjom praktišką viskon vienodą, čia netgi da norėjai priešingą į tom pois viskas, kad važiautom, bet toik vidurkį išsivedėm pasitikrin, kad teik čia, teik tuo pusė, gaunas labai panašiai, tas eina atitraukta nuo murlotka išsilygins, tai čia viskas, mes ton eina pasimėm kaip atskaitos tašką nulinį ir tos einas jau matau mes antro pusę, kur murlot statyts, pasimatavom. Kaip ir viskas panašia gaunas iš tikrųjų, ganėtina apylygė, vat stau murlučiukai, ten įtepta posė jau bešk nuo murlot pasistūmį lauk. Nežinau, jokių variantų da pakulkas galvo protingų, apart daryti kreivus pakalimus ant naują namą. Bet ką reikės privedinėti čia, to naują priestatą, kad neišplatytų teik pakalimą, irgi neįsivaizdaun, arba reikės gal to naują priestatą nedaryti čia iki galo, biški parkelti čia atskir pakalim padaryti neveintis, kad teik daug nenusisoktų, nes logikas vykios, bet ar neatrodys tada tas priestats kreiva pagrindinį stogą atžvilgių. Žodžiu, matematika, net ne matematika, bandau suvesti geometriją, kaip sako galvo, kaip viskas žiūrėsies, į kaip viskas atrodys. Sprendimo būdas ir variantas pasidalinsime su jums. Matysim, kas čia gausies, kaip sakau, bus naujai kreiva. Kai jau išvažiavau į miestą, reikia užsokti ir įkrautų į peitam kažkam pasiimti valgyti. Nes nieko neturi sėdėjus, o tem parduotuvių normalių nėra. Čia yra tai, ką aš vadinu idealiai lygia kakta. Ir čia idealiai lygi kakta. Fantastika. Idealiai atitaikyt aukštis ir lygia 90 laipsnių kams. Nei daugiau, nei mažiau, kur pasisokis. Viskas teč toč, kaip sako, gegnėlis ir supjautas. Visas veinami aukštė, kasuotų visas galūnėlis, apač teik viršas sen. Nes murlots į mūsų pastatyts gerai. Tai ir kakta, kaip sak, be jokių problemų. Makaroniokų užsidėjau, kaktein pristūmiau, pridėjau, prisukau gals, užsimečiau per vidų ir gulšiok, ruodo akį. Čia kampą sulyginau, prisukau, gulšiok užsidėjau, prikėliau akis. Ir visi galiuką į praktišką vienodą pralindį. Ta pirmoji gegna bištepį pasisokus, tiksliau į tom posį pasisokus, tai atsivers tas šnipoks į apačią ir pralystų lygiai kaip į čia. Man patinka. Jo, vakar niek nebe pafilmavau putų čia įstrižainių visų gaudimų. Kažko neišsitompėm, daugmaž paskiau parodys, skubėjom susistatyti gegnis, tai kolonodų čia darės didžioji stogą. Aš vakar pasidariau ton mažiok stogėlį, susiformavau įlajas, dar ne visai iki galo, dabar štas esu dasibaiginės, reik nusipjausti čia gegnių gals ir taip pat užsidėti dvi kaktinis, tada įfrezauti lintelis reik įlają, irgi parodys. Ir turim tokį vaizdelį. Dabar užsirinksim čia iš karto seiną,
kad dėtų galinį gegnį pasistatyti gulščiok, nes čia bandėme su lazeriu įveinę apie kitep. Bijom, kad galbūt kažkoks tai minimalus skirtums, tai sakom, da laiką turėjom, iki plivelis timpėm, tai čia užsirenkam iš karto seiną, anu pusė užsirenkam seiną, pasistatom galus teisę į gulščiok, ir bus šventa ramybė, busiam užtikrinti 100%. Stygas sumontautas, pritvirtins laikiną, paskiau reikės dar kartą pertvirtinti, peršaudyti su vinim, gegnis visas su plokštelėm, čia primurluota su kampukas, ten po veina kampok ir po ilgą konstrukcinį varštą, paskiau papasakosiu, kodėl šitaip, o čia bus po 2 kampuks, iš abiejų pusių gegnis, 90-90, pastiprinti kampuką, susukti su ankerinės varštukas. Žodžiu, tokį mūsų technologijų to stogų. Kaip darysiam fasadą, kad nebereikėtum niekur plavinėti ir gaudytis kažkokiu tai gulščiokų, čia nu pamatai, teptuliau. Iš karto esam persimuoš per visą stogą ištisienį lėniai, kad būtum viskas, kaip sak, veino linijo ir lygia pagal labiausiai iššokus pamatą kampą. Yra į viršų pakels gulščiuks, atmušta lėniai vienod atsum numurlot ir sudėti intarpą, nes čia parsilės vein plėvelį užsilės į apačiun seinas, stoginį nuvažiaus dar bėški toliau. Čia intarpų dar po kol kas nedėjom tarp tų gegnių, bet čia nustatysės lygia ant tuo mūsų 15 murlot, nieks į lauk čia neprasikeš. Tai čia susidėsime truputėlį vėliau. Šitoj pusėj irgi viskas analogiška, atsikarto intarpukai, ten paskiau intarpuką teisė ant murlot, gegnių galiuką nusipjaustys visi. Ir žodžiu, turime va tokį paruoštą jau etapą beveik. Plivelis traukimų. Dar čia vat, kaip sakiau, ton įlajėkį gražėdą dabaigu suformuoti ir bus pasaka. Iš tos namo pois dar nieka neskub, čia gal tas gegnių galus bikor čia nupjaustyti, čia nei nebus pralindi, nes biški aukščiau, čia darysės da tepsto gėlis, kaip sakė, kitos verandas, tai kan išsitidins visą. Ir čia nėra aktualu, bet intarps jau turime irgi vat susidėjai, iki tos veitas, kur bus laukienis eina, toliau ten palikti jau vedus, tai intarpų ir nededam, žodžiu. Žodžiu, kaip sak, dirbdamis pabėšk viskon. Ir parodysiam ton savo planą, kaip čia turėjom viskon sugalvoj. Nu va, dar iki peit spėjom užsirinkti ir veina seinelį čia. Po kol kas anakybo, sakykime, montuorą, paremta tik ant to perdingėm, kaip rinksės apačios eina, viskas susirėm, susiriš kartu. Tai intarpą vis išsitrauks laukon, bus nebreikalingani ir turėsime vientisą galinę sieną. Pukšt. Rinkom seiną iš 50, nes šio antrus aukštus tai bus negyvenams ir nešildoms. Tai čia nėra tiksla rinkti iš kokį 15, nei čia atramen seina, nei čia kokį. Tiesiog, kad būtum kur užkalti fasadą. Iš 5 nerinkom, kad būtų iškrimčiau bent jau 5. Un 10 sudėjom, apsipjovė aplink stygą viskas gražiai, iš vidaus pusis per 5 step užsicapavo eltoj kraidelį, dat palei viršų sudės 5 iš abiejų pusių ir bus viskas gerai. Reikda murlotą galstiktas čia nusipjausit, galėjom iš kartans nulesti, bet pamiršom, dabar teks jau su družba pjauti, nes nieko nebepajudinsi. Žodžiu, šitą seiną stovi pastatyta jau gulščiuke. Aš pradėjau pjauti gegnių galus, modės dabaigva. Užsitedam 2 makaroną, kadangi mūsų murlots ir visas gulščiukė, tai ir kaktenį turėtum būti viskas pagal gulščioką. Abiejus galus po makaroniok, pumt, pridedam, prikabinam, ten atsimu šiton gegnį, tada čia ir galės eiti, pjautys jau antrą įląją gaminti. Čia ta pusėkį jau kaip ir paruošta, lentas yra įguldytas, virš ten pripjauts vienos pois, da ten reik pat viršiok užsipjauti viskas. Kaktom naudoju storesnis lentas, 3 cm, o įląją guldau 2,5, 2,5 o kaktas 3,15. Nu va, visa, įląja baigta, įfrezuota. 2 cm va, į gegnį visur yra įleista iki patį viršaus. Čia tuveito va šitep užsibaig, nes čia blockings, čia dar viena atspartai, niekam nerektant imti iki viršaus anos. To pusė
Analogiška irgi viskas ir suprezauta. Čia atmušovė gegnį lygę pripjoviau. Antros pojus centrus yra supjauts. Nu, čia netiep akurat neansulest, bet čia 100 metų, kaip saktų, veids. Svarbiausia, kad mūsų centriukas va teisę žiūr ten, kur nustor žiūrėti. Liuks. Tom pjoviau čia išakeis, tai jau matos, kad trūks biškilėlį. Tom pjoviau atsižymėjus, galvojau pataikys, bet pasirodo raksnėjau, tai ger. Va taip. To Dubaigį irgi jau ten seinelį pasistatyti. Neapdaug beleg, da pavėjim plokštelį susokti, apačio kampukus susitvirtinti, viskom persišaudyti. Ir, sakykiam, toks bus paruošts plėvelis traukimu. Ai, čia dar biškliek 1, 2, 3, 4 intarpą, pum, mažas stygas susidėti. Ir viskas, va toks vaizdelis. Ir čia skaitos viskas jau bus, kaip saka, iki galo paruošta, ramiam. Plėvelis, montavimo, kad nebrektum niekur trydaliuoti, šokinėti, kažkon teisint, lyginti, viskas yra atitumpyt, palei viršų, per vidurį, yra kampuka ir blokinga ir kaktienis. Centrinį dalis pastatyti pagal lazerį lygę ir nuo centrą ir gegnis atidėti į šonus į abys pusės ir galėnis einas pastatyti jau pagal gulščiok, nes pagal atstovumą dedun biš gali pasibėgti. Tai ten jau pasistatėm į gulščiok, dar trūks čia pinketok pralesti pagal viršų prie tų stojkių, kurį čia bus viskas. Vuo. Nušinavo molį suspalės nuo viršaus, da kiek buvau leikiant lintų. Man stimpot batatinį kosmosus. Net nebelį pašį viršų jau. Reik nusipūsti, nuimtas senas lentas. O taip, ko nepaminėjau dar apie įlai. Kodė būtent čia darėm stogėlį su įlai, o ne veinšlaitį, sakykiam, stogą. Tai veranda nėra didelė, gegnis būtų aukšta nepasikėlus, tai čia paskiau kapusydė dangą, čia reik daryti prieglaudą, reik sunkiai prieti pakalėjimą padaryti, apdailą užkalti, labai sunkiai ton kerti gaunas. Tai toks variantas su tuikštas įlai, tokios veitos gauna žymė praktiškiau, tu prieisi apačios apdailą, čia įlai skarda, dangą susipjaun, tai kiek laik sugaišų darydams stogą, sakykim, čia pripjaudinėdams, dvigubą daugiau sugaišiau jaučiu su tom visom apkalimas ir apdailom įskardinimas tos visos kerties. Tai mes sugalvojom, kad padarysim tokį variantą, o plus ir danga geriau. Nuolyds didesnis, kaip sak, negu kad būtum gavisiais tepšitas. Arba būt reikia kažkur aukštą užkelti ton stogą. Nu, tada unskios verandėkis žiaurė negražians būtų atrodys. Tai mes nusprendėm, kad čia padarysim ton būtent stogą su įlaja. Kudė įlaja tokį, o ne įguldytas tos pažastis vadinams įsumuštas gegins. Tokios veitos, kur nebus niekur vakščiujama, įenama ar praenama, tai nematau jokį tikslą daryti tų įlai su tom pažastim ir vargti pripjaudinėti gegins. Tokį įlai pasidaro greičiau ir, manau, dar tvirčiau. Sūriš visas tas gegins kartu, kaip sako, laikysi ton didesnį apkrovą, sneigą, šlapį sneigą. Negu padaryti tą pažastėnį. Tada kažkur gal reiktum daryti javatrams tom pažastim, o dabar niek. Tiesiog pasidėd viskas gegniu, susiriš tarpusavį, susisukvarštas, persišaudo viskas su vinim. Čia susifrezau ant lentučių, sutvirtin visus galus, nieks niekur nejud. Ir turime nuostabų dalyką, kaip sak. Va, kon, reikėtų dabiškai prasivalyti vėdų, nes ryt nebebus kada. Tada persišaudyti, kad biški dolkis nusies, nusivalyti čia viskon ir būsim pilnai paruošę stogelį. Nu, aš da te pusėtina jauds, runks, čia nesimat per kamerą, bet jaudas, runkelš tavo, vis toks irgės. Enam į prūdelį. Nu, aš jauds vandu. Varom nusipraus dulkių. Tätä šampun vaikea moilla, inta bruusu.
Nu, pasirodė, ką atrodo. Načert keurą parvas, drabužis parvas, ko ten, tos dolkis. Ir šampūn, o. Jo, čia turiu. Ta veilė dabar. Ir įtengilio beški. Nu ką, nedėdelis kažkoks tai. Nu vo, į все. Iki, drauga.